kodėl jūs tylėjai? Kodėl privedė dabar visi gatvėse? Seimas kitas dalykas, kad būnant, reiškia, 20 prieš jūsų suorganizuotą 80, pagal, reiškia, visus jūs tam nieko negali padaryti, jie buldozeriai ir pirmini, o kad juos išeitų 80, taip ir aš kaltas, ir jūs kaltas, aš už tai, kad netakitavau, kitas už tai, kad nuėjo ir balsavo už validų. Atsakykit, bet nei vienas Simūras nepasakė, nei vienas Simūras nepakrapštė tokia precedentą neturinčią atveju Lietuvoje. Euriboras siekia rekordinio aukštumų dar vis dabar. Yra 8,8%, Euriboras yra 2,63%. 6,6% skirtumas yra lito kaina. Tai yra neapmokestintas lito pelnas. Tai yra 0,5 milijardo litų per metus bankams. Bankai plėšia žmonių pinigus, tai yra dar 0,5 milijardo litų per metus sunaudotas vartojimo lėšas. Nei vienas Seimo narys kažkodėl nepasidomėjo to dalyką. Skurdiname Lietuvą. Taip, atsidarykit, tai yra, reiškia, www tvarka LT, reiškia, mūsų pareiškimas apie bankus, lygiai ką sako, kurį mes paleidom per visus laikraščius. Tai nei vieną neišspausdinom. Reiškia, kada buvo sumažintas atsargų kiekis, reiškia, šarkinių centrinio banko. Milijardas litų buvo planuojamas atiduoti ten, kitą dieną išvarė, žinai, kur? Pas mamytas, į Švediją. Nu, mes tai tik šnekam. Bet yra paradoksas. Kodėl aš kaip paprašau spauda paviešino tą dalyką, o Seimo nariai kaip paprašo spauda neviešino to dalyko. Minimumą 600 litrų. Kodėl jie patys iš tos algos nepagyvena? Nieko dabar prisės Seimo nariai atėjo valdžią, nauja atėjo valdžia iš karto pasikėlė atlyginimą. Kodėl? O visai liaudžiai visus lyginimus. Jau baisu. Ir ateina, buvo valdžios, koks buvo prioritetas. Pirmiausia, daugiau darbo, mažiau vagysčių, mažiau plėšimų. Dabar viską pamiršo, grįžta vėl prie to pačio. Kai vėl ateis laikas ir sakys, vėl viską vagia, viską plėšia, kaip daryti žmonėm, duoti darbo, kad neitų vokų. Ir vėl viskas grįžta į tuos laikus. Jūs galite tardyti Vilniui, sakykit, visi iš Turgaus žmonės, turginiai Lietuvos prašė, kad jeigu jau jie keičia sąlygas darbą, mes nesutinkam dirbti, kad mum išmokai išeiti. Mes pasitraukim. Jūs dėl Turgaus palaukit. Bus vasario 3. Pasakykit. Čia jau pradžia. Aš jums gerbiamasis galiu. Mes norim išeitinių ir tegul jie gyvena kaip nori. Esminis dalykas, apie to pakalbėti, esminis santykis valdžios su visuomenė, ne? Yra kiauras skylė valdžios, ne? Ir blogiau. Fiktyvų, dar blogiau yra. Kiekviena partija nori čia turėdama savo politinę pusę, yra suinteresuotas santykis su visuomenė, remtis valstybė. Politikai turi remtis visuomenė. Čia nereikia įrodinėtis puikiai tą visą. Esmė kokia, aš asmeniškai prisimenat vienose, buvau, kai jūs esate teisėjau, kur mūsų tarnėjo, dėl tai neaiškiai yra parodyti kokiu dalymis, ekonominėmis sąlygomis, ar ten keičiant esamą tvarką, reformuojant kažkokius tai dalykus ir šalį, išplėšiant, reformuojant, jeigu jos kompetenciją išplėšiant, įgaliojimus išplėšiant, yra konkretus pasiūlymai. Ir mano mūsų partijų, mes dabar yra mes politiškai organizuotis bet man įdomu, kodėl jeigu politikas, eidamas į politiką, mato savo ilgalaikę metu. Gal policija dar nepaleido? Nepaleido, mato, profesionalus politikas.
Aš architektas, nu, laikinai politikoje. Nu gerai. Tai tada jeigu laikinai, tai aš tada klausiu, ką jūs man reikia. Mes visi laikinai žemė ir jau šitą žemę laikėm. Jo, nes politikas turi būti atitinkamos kompetencijos. Politikas turi būti netitrūkęs nuo žemės ir nėra ko toj politikoje 100 metų būti. Užsibūna, nebemato, ką žemė darosi. Gerbiamasis, ar galite nurėžti šį teisymą? Čia yra nuo netiliek judėjimo būtent dėl būsto paskolų ir nepagrįsto Vilibor kilimo. Tai yra konkretus atvejis, kurį mes reikalavome, kad Seimas išnagrinėtų. Nes žmonės taip bus toliau skurdinami. Aš šitą atiduosiu Valinskui ir Kubiliui. Gerai, nėra problemų. Mes esame labai dėkingi. Kodėl jūs neišvarot